Nu, moteris šiaip žingeidesnės yra, joms domina tokie dalykai. Kiek vyra, kurie ten astrologija ir akmenim kokiams domisi? Nu, nėra, bet jeigu apie moteris ir kortom domisi, ir zodiako ženklais, astrologijom, numerologijom, ten ir ko tik nesidomi. Ir mokslais labiau domisi. Ir mokslais, nes taip. Universitete yra moterų daugiau negu taip, vyrų. ir jos geriau mokslus baigia. Tai čia, nu, tapsime, tai iš kartos į kartą ir jeigu toks lūkestis yra, nu, tai yra tiesiog moteris pasmerktos tiesiog neturėti vyro, nes tokių vyrų yra labai labai mažai. Tai va ir statistika tavo, artėjom prie tos pradžioj statistikos, kurią pateikiai, kad panašu, kad link to ir einam. Nes moteris nebenori gimdyti vaikų, nes kam apsikrauti, jeigu galiu keliauti po pasaulį ir mėgautis, ir pamiršta tą tokį širdies kvietimą, kuris yra ne tik fiziologinis, bet apskritai moteriai dalintis, rūpintis. Tada moteris eina visokias savanorystės, vietoj to, kad savo vaikų turėtų. Ir vyrai nepateisina lūkesčių, tai ką man tada iš viso kažkokio reikia, nes dabar aš galiu rinktis neturėti vyrą, aš galiu viena gyventi visą gyvenimą. O kaip yra su tom, kurios, pavyzdžiui, visgi renkasi vyrus? Ar nėra tai, kad tas noras susirasti geriausią vyrą, žinai, dabar tos ir programėlės, ir ten šiaip per draugus pažindinas ir tu toliau, va šitas netiko su kitu. Ir tas dabar tas toks vartojiškumas tapo labai normalus, žinai, dabar ten, kad tu turėjai 30, 50, nežinau, dabar ten gal ir 100 partnerių turi per gyvenimą, čia yra norma. Anksčiau tenai buvo, žinai, turėjau vaikystėje vieną ir dar visų vyrų visą gyvenimą pragyvenau, žinai, 2 partneriai ir 1 per gyvenimą, nu 3 tenai, žinai. Dabar 100 jau yra gerai. Ir tai sako, tik tiek. Tik čia neprasisukai, nepalsėjai po praeitų santykių. Tas vartojiškumas, ar jisai kaip tik neveda į tą, tai kad bus labai sunku užmegzti santykius vėliau? Tai yra tragedija, ką tu sakai iš tikrųjų. Ta prasme, tai yra didžiulė tragedija, mūsų ir visuomenės, ir asmeninė tragedija. Su kiekvienais nepavykusiais santykiais susirasti santykius yra žymiai sunkiau. Ir tikriausiai žinai statistiką, kad pirmos santuokos maždaug 50% išsiskiria, antros jau 60, ten link 70, trečios 70, 80. Tai šansai, kad išsiskirsi trečioji santuokoje. Tai ką tai sako, kad taip, su kiekvienais santykiais jau nebenoriu taikstis, aš jau legalizuoju savo smegenyse, kad aš galiu išeiti. Man nepatiks, aš išeisiu. Čia pirmas dalykas, čia taip pat kaip su išdavystė. Jeigu vieną kartą išdavė žmogus, šansai, kad išduos antrą kartą yra žymiai didesni, nes jis jau legalizavo savo viduje tai. Ir tai jau yra atidaryta, atrakinta, kaip genai atsirakinę kažkokie, sakykime. Tai tikrai yra didelė tragedija, plus ir energetiškai ir visaip kitaip, gal per daug apie tai čia nekalbėsiu, bet tai lieka ir moters kūne, pavyzdžiui, daug partnerių, ar ne, tai lieka jos kūne patirtis, tai ne tik energetiškai, bet ir psichologiškai, tai yra žiauru. Kuo daugiau partnerių turi, tuo mažesni šansai surasti ir tuo desni reikalavimai, tuo labiau netinka. Ir jau kai tiek pakeitė, tai ką, pakeisiu dar vieną. Tai yra žiauru. Tai yra tikrai labai prastai ir ką aš matau iš klientų ar net iš savo draugų, labai labai sunku po to. Aš ir įsivaizduoju, kad žmonės mesgi labiau prisimenam ne tai, kas gero, kas bloga. Tai jeigu keisti partnerį kas 3-6 mėnesius ir vis ieškot geriausio, tai tu iš praeitų santykių tikėtina pasimsi tai, kas buvo blogiausia. Ir po to tą taikysi ir naujiems santykiam. Ir jau bijosi, kad tas pats nutiks. O jeigu buvo 7, 8 ar 10 tokių, tai jau 10 faktų susirinkus, jau tu tuos 10 faktų nesąmoningai taikysi tam naujam žmogui, nors jisai gal ten iš viso arti tų minusų net nėra, bet neduok dieve arti bent vienas viskas nurašo, jau ir šitas blogas. Tai reiškia, kad su kiekvienu partneriu vis yra mažiau nuolaidžiaujama ir mažiau tos kantrybės, santykiam kurti. Tik tai kokia smulkmena, viskas nurašomas. Jo, yra projekcijos perkelimai, ar ne, aš atsinešu iš praeitų santykių ir jau projektuoju, kad jeigu ten mane išdavė arba jeigu ten žmogus kažkoks, tai greičiausiai ir tu tai darysi. Tiesiog perkeliu savo praeitą partnerį ant tavęs ir bendrauju, draugauju ne su tavim, o su to savo iliuzija, su to savo praeito santykio įsivaizdavimu. Ir kas vyksta? Tikrinimas? Ir taip, tada prasideda tikrinimas, nepasitikėjimas ir, kas yra labai įdomu, kad mes žmonės turim poreikį pastovumui. Tiesiog mūsų psichikoje, jeigu mus mato kažkoks žmogus, su juo susitikę mes turim poreikį išlaikyti tą įvaizdį, nuolatos tokį patį. Tai reiškia, kad jeigu mano partneris iš manęs tikisi, kad, pavyzdžiui, aš išduosiu, tai po truputį aš pradėsiu galvoti apie išdavystę. Ir tada moteris iš tikrųjų sako, ne, jeigu su tokiu vyru yra, tai taip ir žinau, kad jie visi žodžiu išduodant, tai va mano praeitas išdavė, šitas irgi išdavė, nors pradžioje atrodo toks ištikimas,
Taip, bet kas tai padarė, ar ne tu tai padarei kartais šitam santykiui. Self-fulfilling prophecy. Atnešiai tą sėklą ir jinai tiesiog ir išdygo. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.